Sveiki, bližiuga. Aš taip apsižiūrėjau, kad nors aprašyme sakoma, kad laida yra ir apie pankroką, bet to pankroko per visas laidas buvo nebaisiai daug. Ir aš manau, kad čia yra visai simptomiška, turint omeny, koks Lietuvoje komplikuotas metalo ir pankroko santykis. Galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, vasaros festus. Yra svompas. Ir tada yra festai, kurie kaip taisyklė apjungs metalą ir baltiškų tradicijų puoselėjimą. Kas šiaip pagalvojus gal nėra super netikėta, nes mes paskutiniai Europos pagonis, o tokiem žanram kaip blekas ir folkas, visa ta iki krikščioniška kultūra yra inspiracijos šaltinis. Tik kadangi mes ilgą laiką dar ir okupuoti buvom, tai pas mus etninės kultūros puoselėjimas yra ir džiaugsmas už išsaugotą valstybingumą, nes mūsų tautos ištrinti nepavyko. Tai tokiu būdu ir metalas, ir ta etninė kultūra dera, aukštinant tą praeitį, kai LDK driekėsi nuo jūros iki jūros, ir čia kartu toks ir maištas prieš modernybę, ofisus, paskolas ir šiaip netokį dvasingą miesto gyvenimą. Tik problema ir kyla iš to, kad idėjiniai pankai tą maištą supranta visai kitaip. Jam maištas būtų, pavyzdžiui, kelt klausimus apie tai, kurioje vietoje tas etinės kultūros puoselėjimas pereina į etinį nacionalizmą. Kelt klausimus, ar tas puoselėjimas kai kurių visuomenės grupių nebando išstumti ir panašiai. O dėl tų priespaudos metų į visus klausimus ir kritiką čia yra reaguojama super jautriai ir labai lengvai net ir nenorėdamas gali tapti tautos priešu. Čia kaip Putinaitė, kai pasakė, kad dainų šventė buvo sistemos įrankis. Ir šiaip nors sovietmečių tiek metalas, tiek pankai turėjo bendrą priešą, tai yra sovietyną, iškovojus nepriklausomybę ir vieniem ir kitiem reikėjo rinktis, ką dabar su šitą laisvę veikti. Tai metalo bandai grėžiasi labiau į praeitį per tokias grupės kaip Optest, per ryšį su praeitim, bandant susigrąžinti iš Lietuvos atimtą laiką. O pankai pirštais baidai dalykus, kurie negerai yra dabar. Ir kurdami muziką, kuri vos nedokumentavo jų tuometinius straglus. Pavyzdžiui, turbo reanimacija kokia nors, kuri turi gabalą su Dorok Šleževičiu, kuris buvo tada prisidirbęs politikas. Ir kadangi abu scenai tarsi veikia skirtingose realybėse, tai ta atskirtis laikui bėgant niekur ir nedingo. Ir kadangi pirmoji laidoje aš pankroką aptariau labai aptakiai, tai galvoju, gal visai verta būtų paplėtot, kas Didžioji Britanijoje vyko su juo toliau, nes manau, kad tai padės geriau suprasti, kodėl ir šiandienis pankrokas Kilėje ar Vilniaus gatvėse skamba taip, kaip skamba. Ir nusikėlus maždaug į 79 metus Didžioji Britanijoje, kurioje prieš 4 metus maždaug įsisibuoja ir pirmosios bangos pankroko judėjimas, tik nors degė jis ryškiai, bet truko jis labai trumpai, nes į 10-mečio galą iširo Sex Pistols, The Clash nuo pankroko ėjo link ne tai regio, ne tai dabo. Ir aš nežinau, ar į tokį aiškinimą užskaitytų kvalifikuoti muzikologai, bet jeigu tavo žanras stovi ant to, kad užtenka 3 akordų ir žinutės, tai greičiausiai ilgai netruks, kol tu prieisi kažkokios kūrybinės ribas. Ir dalis grupių arba pradėjo kažkokias paieškas už tų ribų, iš ko ir atsirado, pavyzdžiui, post-punkas, apie kurį kita estakados DMD laida plačiau kalba, vadinasi Naktinis geluonis, pasklausiau, labai rekomenduoju ir jum. O kitas variantas grupėm, kurios pradėjo nuo pankroko, buvo dairytis į komerciškai dėkingesnius vandenis, ten, pavyzdžiui, taip duodant pradžią New Wave'ui. O 79 metai yra tuo ypatingi irgi, kad ten rinkimus laimi Margaret Thatcher, gavus apkopti šalį, kuri kone tiesioginė to žodžio prasme buvo suirutė. Ir prieš tai valdžioj buvę leiboristai bandė kovoti su infliacija, stabdydami atlyginimo augimą valstybiniam sektoriui, kas užsiutino absoliučiai visas profsąjungas vienu metu. Ir jie sustelkė per streikus, praktiškai paralyžiavo šalį. Dabkasinė užkasinė lavonų, Londonas skendo šiukšlėse, o ligoninėse buvo neįmanoma gauti net angliuko. Ir Thatcher atėjo į postą nusiteikus atspardyti čiknas profsąjungom ir kramtyti nepelningas industrijas, kurios netempė laisvoji rinkui. Ir kitos įmonės dėl recesijos netikėtai žlugo ir žmonės liko be darbo, į valstybės valdomas įmonės perleido privatininkam, kas tulam žmogui tiesiog padidino kainas. Bet jeigu buvai biznierius, tai čia ar tau sumažino mokesčius, ir aš šiaip nesuprantu, kaip ekonomika veikia, bet yra tas dalykas, kad pagal trickle-down economics, jeigu skatini verslus, tai būram irgi turėtų daugiau nubirėti, nes jeigu gerai verslui, tai bus gerai ir paprastam žmogui. Tai taip neatsitiko, tiesiog padidėjo socialinė atskirtis ir bagoti pasidarė labai bagoti, o ubagai tapo ekstremų ubagais. Ir jaunimas, kuris tuo metu ten gimė, ir, pavyzdžiui, planavo turėti kažkokią ateitį, liko it musę kandę. Ir turėjo už ką pykt. Ir nors masinė medija pankroką buvo palaidojus kaip žanrą ir kaip praėjusią madą, grupės jį toliau grojo, nes tai buvo vienas iš geresnių outletų tam pykčiui išreikšti.
Tai paklausykim tą progą grupės Sham 69 gabalo Borstal Breakout, kuris tą pyktį visai gerai atspindi. Jeigu kilo klausimas, kas tas Borstal, tai čia tuo metu Didžioji Britanijai veikus nepilnamečių kolonija, kur per darbą į griežtą discipliną nepaklusnus jaunimas turėjo persiauklėt, kad taptų pavyzdingais piliečiais. Tose kolonijose gyvenimas virė kaip sukarintose mokyklose, kur nešiojo uniformą ir mokydamasis amato tiesiog dirbi sunkius fizinius darbus. Kitaip nei pirmosios bangos punkai, kurie buvo daugiau iš meno mokyklų ir punkavimas jiems buvo artistinė veikla, Sham 69 buvo gatviniai bičiai, kurie į kūrimą muziką atsinešė ir savo kasdienio gyvenimo iš darbo gamyklose ir fulės varžybų. Ir jeigu Sex Pistolsai, pavyzdžiui, bandė šokiruot maikės turėdami, kur ant apversto kryžiaus uždėtą svastiką, kurios sudizainino beje Vivienne Westwood, galit intikę pažiūrėti, kaip atrodo, veskit Vivienne Westwood Destroy, o pavyzdžiui, The Clash rašė visokius politinius manifestus. Tai Sham 69 kūrė muziką paprastiems žmonėms apie paprastus dalykus. Ir kadangi čia buvo muzika visiems, tai pritraukė ir labai įvairios publikos, tai yra ir dešiniojo sparno skinus. Beje, žodis skinas arba skinheadas savaime nėra sinonimas neonacijų. Ir kalbant apie tai, iš kur skinheadai iš viso atsirado, čia reikėtų nusikelt dar anksčiau į 60-uosius, kai po karo atsistatinėjanti Britkė ieškojo darbo jėgos ir sugalvojo, kad, o kodėl nepasikvietų žmonių iš savo buvusių kolonijų, pavyzdžiui, Jamaikos. Ir taip su darbo imigrantais į UK atkeliavo Rude Boy subkultūra, kuri tuo metu buvo paplitus tarp maištaujančio Kingstono jaunimo. Kadangi Jamaika nepriklausoma buvo nuo Sham 2, daugelis jaunų žmonių iš aplinkinių miestų suvažiavo į Kingstoną, bet Kingstone nebuvo darbo, tai jie tiesiog kimarino tenai. Ir nors neturėjo pinigų, jie atsisakė atrodyti kaip vargetos ir dėl to labai puošėsi ir bandė atrodyti kaip hollywoodiniai gangsteriai su marškiniais, švarkais ir panašiai. Ir atvykę į Londoną, Rude Boy susitiko vietinius modus, kurie nors ir dirbo paprastus darbus gamyklose, jie maištavo prieš britišką klasinę santvarką, rengdamisi puošniau, nei jų luomai būtų pridera, tai dėl to nešiojo, pavyzdžiui, itališkus kostiumus, važinėjo Vespam ir panašiai. O kadangi abi šitos grupės ten padirbo, taip pačiai maištavo per stilių ir netgi muzikos panašios klausė, tai abi subkultūros susimaišė ir ilgainiui tas originalus modų judėjimas ėmė skilti į dvi pusės. Į bagotesnius ir labiau prakutusius modus, kurie ir ilgesnius plaukus augino ir nešiojo kliošinės kelnes, tokie Sgt. Pepper's psichodeliniai modai, ir į darbo liaudės modus, kurie tą ankstesnę modų gėdą dėl savo luomo užkeitė pasididžiavimu savo luomu ir darbo klase bendrai.
Taip jų garderobą atėjo paprasto žmogaus rūbai, pavyzdžiui, Levis džinsai, raudoni Doc Martensai ir petnešos. O kadangi jie iš esmės ir buvo darbo liaudis ir dirbdavo prie visokių agregatų gamyklose, tai kad dirbant prie agregatų neįsuktų jų plaukų, jie galvas ėmė skustis plikai, kas nemaišė ir per gatvės muštynės, pavyzdžiui. Tai taip ta darbo klasės liaudės / modai tapo skinais. Jau atskira subkultūra, kuri apjungia tiek juodaodžius, tiek baltaodžius, sky regio mėgėjus. O kadangi čia buvo platus jaunimo judėjimas, jeigu per fulės rungtynės kildavo muštynės, tai buvo labai didelis šansas, kad tarp jų bus papuolęs ir koks skinas. Dėl to medijai tarp chuliganų ir skino praktiškai buvo dedamas lygybės ženklas, ir ta asociacija taip ir prikibo. Tuo pačiu UK susiduriant su daug vidinių problemų, tokie konservatorių politikai kaip Enoch Powell dėl visų problemų kaltino imigrantus, čia atsidėkojant už pagalbą atstatant šalį, o 67-aisiais UK susikūrė ir Nacionalinis frontas kaip politinė organizacija, kuris siekia rasiškai baltos Jungtinės karalystės išvarant visus imigrantus lauk. Ir Nacionalinis frontas pastebėjo, kad yra toks jaunimo judėjimas kaip skinai, kuris ir dėl savo darbo klasės šaknų ir sąsajų turi su fulės huliganizmu, sugalvojo juos palenkti savo pusę. Ir tada pradėjo skinus verbuot, laukdami jų išeinančių iš fulės rungtynių, rengdami demonstracijas ir panašiai. Ir nors absoliučiai didžioji dalis skinų nebuvo rasistai, ta dalis, kuri buvo, medija buvo žymiai įdomesnė. Ir taip medija ir nugalė skino kaip antimigrantų pikto rasisto vaizdas, o visos tos multikultūrinės ištakos nublanko. Bet grįžtant prie muzikos, tuo metu su Sham 69 buvo ir kita grupė, klojusi pamatus naujam pankrokui, UK Subs, bedami Charlie Harperio, kuris grupę įkūrė jau būdamas virš 30. Tai skiriu šitą gabalą visiems 30-mečiam, kurie save nurašė, kad jau per vėlų. Kaip ir Sham 69, UK Subs tekstai buvo persmelkti kasdienybės. Apie paulišką nuobodulį, bėdas su policija ir šaltojo karo nuotaikas. O jeigu klausant nepasirodė, kad muzika kažkuo labai skiriasi nuo tų pirmosios bangos punkų, tai taip yra dėl to, kad pati grupė susikūrė maždaug panašiu metu, kaip kad jau minėti tiek Clashai, tiek Pistolsai. Tik savo pirmą albumą UK Subs išleido 79-ais, grodami tokį punkroką, kuris medijos jau buvo palaidotas kaip praėjęs trendas. Dėl tokio požiūrio šansas UK Subs prasimuš tiesiog iš kažkur nukritus major label dealui buvo praktiškai nulinis. Vienintelis jiem likęs kelias buvo gastrolės. Ir jeigu dažniausiai UK gastroliuojančios grupės fokusuodavosi į Londą
ar didesnius miestus, tai UK Subs grojo visur, kur tik juos įsileisdavo. Kas pelnė ir fanų simpatijas, nes jie pasirodydavo ir miesteliuose, kuriuos kitos grupės apeidavo. Mes galim releitinti ypač, kai daugumos grupių pasauliniai turai užsibaigė ties Varšuva. Tai tos nesibaigiančios UK Subs gastrolės atnešė jiem ir vietą čartuose, kas pritraukė ir labelą, išleidusi tą jų pirmą albumą. Bet jie vis tiek gastroliavo toliau, be pauzių ir grupės narių sudėties pasikeitimo. Ir 2012, pavyzdžiui, jų turas vadinosi Celebrating 35 Years of Touring, kas šiaip daugeliu reabilitavo ir patį punk rocką. Jeigu Sid Vicious iš Sex Pistols grupiai gavo vietą, nes atrodė punk, bet nemokėjo grot bosų ir per konsus jo gitara net nebūdavo įjungta, tai UK Subs rodė griežtą darbo etiką, už ką jos gerbė ir jų auditorija, tai yra gamyklose sunkiai dirbantis darbininkai. Ir su Sham 69 ir UK Subs punk rockas atsigrėžė į gatves ir į paprastus žmonės, ir punk rockų judėjimai iš to išsirtuliojo dvi atskiros kryptys. Vienoj pusėje buvo tokie anarchistai kaip Crass, kurie paminėti buvo ir toj antroj sunkių dažnių laidoj. Tai visa ta anarcho-punko kryptis punk rocką matė kaip muziką siekiančią kažkokio pokyčio, einant prieš valstybinę santvarką, kapitalizmą ir propaguojant kažkokius alternatyvaus gyvenimo būdus, komunose, skvotos ir panašiai. Ir viena iš įdomesnių grupių išsirutuliojusi iš tos pusės buvo Subhumans. Į kanoną įsirašė kaip būtent vieni iš anarcho-punko pradininkų, todėl paklausykim jų gabalo Religious Wars. In the darkness of death, there's no light in your eyes, a cross in your grave. Your time has arrived. In the name of God they left you to die. Religious wars, there's no reason why. Šitas 82 parašytas gabalas Hits Different, kai prisimeni, kad JAV gynybos sekretorius Hexetas sakė, kad JAV kariai yra ne kaunasi už Jėzų. O grįžtant prie Subhumans, jie kritikavo tiek centralizuotą valdžią, tiek tą pačią Thatcher, kapitalizmą, konformizmą, mediją ir diskriminaciją. Ir tokiom grupėm kaip Subhumans ideologija nebuvo tiesiog priedas prie muzikos. Muzika buvo jų būdas tą ideologiją skleisti viešai. Pirmiausia, jie buvo aktyvistai ir tik tada buvo muzikantai. Tik ne visi tiek norėjo veltis į politiką. Tie patys Sham 69, apie kuriuos jau užsiminiau prieš tai, būrė publiką būdami apolitiški ir dainuodami apie kasdienybę su lyriksais, kuriuos minia per priedainį tiesiog galėtų šiautinti kartu. Ta muzika politinių tikslų neturėjo iš viso ir jos esmė buvo bendrumo jausmas per atpažįstamus straglus. Ir šitą estafetę Sham 69 perdavė tokiai grupiai Cockney Rejects. Grupiai, kuri be to, kad buvo Sham 69 fanai, buvo ir boksininkai mėgėjai ir West Ham United futbolo chuliganai. Pasiėmė lygiai tą pačią Sham 69 formulę,
Tik jų rankose jį pasidarė dar agresyvesnė. Politikos ten nebuvo jokios, ji tiesioginė to žodžio prasme buvo, ką matau, tą dainuoju. O kadangi matėm muštynės, pintas pubuose, boksą ir West Ham United, tai tie tekstai apie tai ir sukosi. O jiem kartu su kitom tokio pačio plauko grupėm kaip The Foreskins, The Business ir In for Riot, muzikos žurnalistai ėmė ieškoti kažkokio atskiro termino įvardinančio šitą darbininkų pankroką. Ir toliniai ieškoja tą pavadinimą pasiėmė tiesiai iš Cockney Rejects dainos Oi, oi, oi. Paklausykim, kaip tai skamba. Kadangi savo natūra Oi dainos buvo apolitiškos ir iš esmės kalbėjo apie darbininkų džiaugsmus ir vargus, tai būrė labai įvairią publiką, kuri ką turėjo bendro, tai bendrus rūpestėlius ir gyvenimo būdą, kas jungia tiek skinus, tiek ir pankus. Tik būdamas visiems ir apie visus, Oi pritraukė ir tų dešinio fronto skinų, kurie visai turėjo pagrindą manyti, kad čia ir jų muzika. Vadinasi, koncai, kuriuose susiburdavo mišri publika, buvo užprogramuoti smurto protrūkiam. Patys Sham 69 nuo 79 nebekoncertavo gyvai, nes koncus tiesiog šturmuodavo nacionalinio fronto skinai, dėl ko Oi vardas įgavinėjo vis prastesnę reputaciją. Pavyzdžiui, toks rinkinys, kuriam surinkti tuo metu labiausiai klausomi Oi gabalai, vadinasi Strength Through Oi, kas tyčia ar nesusišaukė su nacių šūkiu / nacistinės Vokietijos valdoma kelionių agentūra ir socialiniu klubu, kuris vadinosi Strength Through Joy, kuris įkurtas buvo, kad populiacija būtų lojali, laiminga ir produktyvi. Tos kompiliacijos sudarytojas dievagojosi, kad šitas pavadinimas buvo atvistas The Skids albumo pavadinimui Strength Through Joy, o apie sąsają su naciais jis nežinojo iš viso.
bet paskutinis smūgis Oi vardui buvo 81 metų koncertas South Hell rajone, kuris daugiausiai gyvenimas buvo imigrantų iš Azijos šalių. Koncerte, pavyzdžiui, turėjo pasirodyti tokios grupės kaip The Foreskins, The Business ir The Last Resort. Didžioji dalis publikos buvo skinai, tarp kurių nemaža dalis buvo ir neonacijai, kurie jau eidami link koncerto vietos mėtė akmenis vietiniam gyventojam į langus, nacis saliutino ir panašiai. Ir čionykštis jaunimas visai pagristai pasijautė puolamas rasiniu pagrindu, dėl ko ėmė gintis. Taip kilo riaušės, skraidė Molotovo kokteilį ir pats koncerto venue tiesiog sudegė. Medija šitą įvykį patikė kaip rasistinės riaušės ir taip visuomenės požiūris suplakė į vieną su rasinė nesantaiką. Taip ta kraštutinė dešinės skinų dalis, kuri medijoje jau buvo ištrynus visas tas multikultūrinės ištakas pačių skinų subkultūrai, dabar tą padarė ir su jį pavadinus tiesiog neonacijų žanru. Tokiom grupėm kaip The Business, kurios atvirai buvo prieš rasizmą, prieš politinį ekstremizmą, tokia etiketė kaip buvo mirties nuosprendis. Koncertai buvo atšaukiami, įrašo parduotuvės atsisakė pardavinėti jų rekordus, muzikos industrijai plačiai prasmėje buvo užbaninti. Tam, kad galėtų toliau groti panašią muziką, grupės ėmė ieškoti kažkokio naujo būdo, kaip galėtų pasivadinti tai, ką groja. Ir taip The Business savo prisiskyrė street punk žanrą. Ir street punkas turėjo lygiai tos pačius elementus, greitį, agresiją ir darbo liaudies himnus, bet išvengė asociacijų su kraštutinė dešinė. Tai leido identifikuotis ir su platesnė auditorija, nei tiesiog skinais, kurie buvo infiltruoti neonacijų. Leiblai atpažino, kad street punką gali pardavinėti, išvengdami neigiamų asociacijų ir šitas naujas terminas visam scenai buvo gelbėjimas ratas. Paklausykim The Business gabalo Loud, Proud and Punk, o klausydami pabandykit paieškoti skirtumų su Truputį grįžtant prie tų politiškai angažuotų punkų kaip Subhumans. Nors jiems buvo pikta dėl neligybės ir neteisybės, jie iš esmės buvo tokie labiau apšviestieji lefčiai, pacifistai, veganai, diskutuojantis apie visuomeninės struktūras. Tik ne visi punkai buvo tokie nuseikus. Bet todėl visų šitų problemų su skinais punkam reikėjo ir kažkokio ryškesnio vizualinio identiteto, norint išvengti asociacijų su skinais, kurio apranga buvo gan minimal. Natūraliai, punkai pajudėjo į kitą ekstremumo pusę, perlenkdami lazdą kiek maksimaliai ekstra įmanoma atrodyti. Ryškiai dažytos skiauterės, kniedės ant kožų, kulkų diržai su kerzais, visa šitai buvo antitezė to, kaip atrodė skinai. O to pačiu šitie spygliuoti punkai buvo labiau politiškai angažuoti nei prieš juos buvęs Ir viena tokių grupių, kuri tebegroja ir šiemet pasirodys Rygoj, The Exploited, pradėjo nuo /street punko ir inspiravusi tais pačiais Sham 69 ir Cockney Rejects, su kiekvienu įrašu intensyvumą didino, kol atkeliavo iki kažkokio naujo britiško hardcore punko varianto. Stipriai įtakoti Motorheadų, kurie beje gauna šautautą praktiškai kiekvienoj laidoj, tai The Exploited,
kūrė muziką, kuri buvo garso siena, su stipriai distortinam gitarom ir smarkiais būgnais. O dainavo jie ne apie tai, kaip smagu su vyručiais pabė išlenkt pintą, o kad sistema, kurioje gyvenam, toj sugrius ir mus kartu nustems. 82 išėjęs jų albumas Troops of Tomorrow, greitesnis ir sunkesnis nei prieš tai buvęs Punk's Not Dead, turėjo ir gabalą UK82, suteikęs ir pavadinimą tam jau britiškam hardcore punko variantui. Linkiu sveikatos jų frontmanai Watty ir kviečiu pasiklausyti jų klasikos UK82. Iš baudžiako atėjo sunkaus kūno sužalojimo terminas, kuris UK skamba kaip Grievous Bodily Harm, pasitarnavo kaip geras pavadinimas ir vienai grupiai iš Birminghamo, kuri tuos 3 žodžius sutrumpino tiesiog į GBH. Ir kaip ir The Exploited, GBH į pankroką įsileido ir metalo elementų, didinami tempą ir stipriai distortinami gitaros toną, kas anuomet pankrokai nebuvo toks jau dažnas reikalas. Ir būtent GBH pankrokas tapo tarptautinio pankroko standartu tiek garsiškai, tiek ir vizualiai. Įtaka beje perlipo pankroko rėmus ir juos kaip inspiracijos šaltinį kreditina tiek Hetfieldas iš Metallicos, tiek ir Mustainas iš Megadeth. Be viso to, GBH demonstravo ir stabilumą ir nuoseklumą, kurio kitos grupės, kurios arba skirstėsi, arba turėjo besirotuojančių grupės narių tęsėjo laivą, galėjo tik pavydėti. GBH stabiliai leido solidžius albumus ir be perstojo gastroliavo. Paklausykim gabalo, kuris man asmeniškai padėjo išgyventi paauglystę ir kurį aš įsirašęs buvau į pod shufflą, kurį turėjau, ir kuris man ir šiandien skamba taip pačiai stipriai. GBH, Race Against Time. Go!
who's racing? It's a racing sun. Blood who's racing? It's a racing sun. Blood who's racing? Steve only one. Bye bye. Jeigu GBH ir The Exploited įkvėpimas ėmėsi iš pirmosios kartos pankroko, tik jį padarė labiau dygliuotą, greitesnį ir garsesnį, Stoke City 77 susibūrė Discharge, pankroko taisyklių knygą apipylė benzu ir numetė degtuką. Ir nors jie kaip ir pirmosios bangos pankai buvo pilni pykčių dėl to, kur link juda pasaulis, jie ieškojo muzikinės išraiškos pankrokui, kuri derėtų prie chaoso ir branduolinės apokalipsės temų, kurios buvo jų lyriksuose. Jų požiūriu pirmosios bangos pankrokas nebuvo pakankamai chaotiškas, pertikdamas tų grėsmių mastą. O tam, kad galėtų didinti intensyvumą, jam reikėjo ir kito ritmo, nei tuo metu buvo naudojamas pankrokė, kuris labiau primintų salves iš kulkosvaidžių. Jų ritmo patternas, vėliau gavęs pavadinimą D-beat, yra būgnų ritmas, kai grojant aštuntinės natas ir skaičiuojant 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir 1 ir 2 ir 3 ir 4, ir taip toliau, bosas bus mušamas ant 1, 2 ir 3 ir, o solinukas eis ant 2 ir ant 4. Ir dėl to visas ritmas dėl to labai šaliuojantis, toks titiriuriu. O kadangi jie grojo pakankamai dideliu tempu, tai visas šitas ritmas tapo intensyvės smūgių lavina, kuri nepaliko kažkokių oro tarpų. Dėl to į miksą ant viršaus uždėjus gitarą ir bosą, garso efektas buvo kaip į miniai važiuotų buldozeris. Ir šitas pasirinkimas buvo kone sąmoningai antimuzikiškas, ypač turint omeny, kad jų gabalai retai kada trukdavo ilgiau nei 2 minutės. Lyriksai kone monotoniškai kartojo apie branduolinį pavojų, smurtą, be jokio naratyvo ir humoro. Jų albumo artworkai buvo kažkokie nuotraukų koliažai, rodantis karo lauko aukas. O patys grupės nariai buvo kone anonimai, fokusą dedami ant to, ką jie sako, ne to, kaip jie atrodo. Tai jeigu GBH ir The Exploited kėlė revoliuciją pankrokė, tai Discharge pakoregavo viso toliau sekusio metalo raidą. Jūsų dėmesiui Discharge gabalas The Nightmare Continues. Jeigu tiek Discharge, tiek ir GBH grojo greitai, bet pankroko standartais buvo šie visai techniški muzikantai, tai kitos grupės embraceino balaganę. Grupės kaip Bristolio Disorder ir Chaos UK fokusavosi gryną triukšmo sieną, distortioną ir grojimo klaidas laikė laimingais atsitiktinumais. Jie nebandė būti sunkesni nei grupė prieš juos, jie norėjo skambėti kaip ant grindų numestas stiprintuvas per riaušes. Ir gyvendami Bristolio skvotose, gerdami pigų alkoholį ir bomžaudami, jie grojo muziką, kuri nebuvo tiek stilizuota, kiek jau Londone ir Edinburghe populiarėjantis pankrokas. Taip jie užėmė tarpinę poziciją tarp UK82 hardcore su politiniu angažuotumu kylančiu iš crust pankroko grupių, kas temų prasme yra kaip ir tas pats anarcho pankrokas, tik greitesnis ir intensyvesnis. Ir vienas iš netikėčiausių Chaos UK palikimų yra įtaka japoniškam pankrokui po jų turų po Japoniją 80 metais, kurių pasėta seklytė išaugo į džepkorą, kuriam tikrai reikės kažkada atskiros laidos.
Galiausiai vėlesnė Chaos UK kūryba dar labiau pagreitėjus ir pasidarius dar ekstremalesnė, daugiau bendro ėmė turėti su Napalm Death ir Extreme Noise Terror, nei UK hardcoreščikais. Tai klausimui parinkau vieną iš ankstesnių gabalų, No Security. Ties dešimtmečio vidurį UK82 garsas nusibodo kaip daina, kurią leidė per daug kartų, nes kitos grupės ir taip pat atrodė ir recyklino tokią pačią muziką, su kuria prasimušė The Exploited, GBH ir Discharge. Ir nors šitas pankrokas buvo atsišviežinęs, lygiai taip pat kaip kad ir jo pirmtakas, priėjo kūrybinį liepto galą. Ekstremalesnė šito soundo dalis pateko į grindcore, su metalui artimesniu skambesiu, muzikantam toliau ieškant, kaip viršti garso ir tempo limitus. Dalis klausytojų irgi pankroką išaugo, persimesdami arba į techniškesnius, arba į netokius ekstremalius, bet atmosferiškesnius žanrus. Patys UK82 pionieriai dešimtmečio einant į antrą pusę išgyveno kūrybinės krizės. Pavyzdžiui, Discharge išradė D-Beatą, 86 išleido glam metalo albumą, kuris buvo tiek prastas, kad jie iškart po to iširo kaip grupė. O 87 toks pat reiškinys kaip UK82 ar Street Punkas, UK praradęs buvo visą savo pagreitį ir kultūrinį aktualumą. Tai kadangi pankrokas buvo kaip džinas paleistas iš butelio, kiekvienas pasaulio kampelis jau turėjo kažkokių savo vietinių punkų. O ir 90-aisiais pankrokas su Green Day ir Offspringais iš viso ateina į mainstreamą ir pankrokas vėl grįžta į madą. Daugeliu jaunųjų klausytojų su juos susitarint pirmą kartą. Ir jie besiknaisydami po lentynas muzikos parduotuvės atranda tiek ir visą britišką hardcore, tiek ir oi. Tas beje vyksta ir Lietuvoj, atkūrus nepriklausomybę 90-ais ir žmonėms susitarint su vairiais naujais iššūkiais, ta britų darbininkų frustracija oi įrašuose ima atrodyti labai artima. Ir įsikvėpus iš ankstyvųjų oi bandų, 97 metais Vilniuje susibūrė Toro Bravo, dainuose atsigręždami į paprastą žmogų ir gatves, tik futbolo klubas yra nebe West Ham United, o Vilniaus Žalgiris. Paklausykim, kaip tos Vilniaus gatvės skamba.
viskas kiek kitaip, dėlį matai. Skamba gryniautina, pikimės aš ar ne. Čia viskas kiek kitaip, dėlį matai. Skamba gryniautina. Vilniaus gatve, mane lenkia. Vilniaus gatve, nepaleidžia. Vilniaus gatve, užšlifuotos Vilniaus gatve, neparduosiu. Vilniaus gatve, mane lenkia. Vilniaus gatve, nepaleidžia. Vilniaus gatve, užšlifuotos Vilniaus gatve, neparduosiu. Vilniaus gatve, mane lenkia. Vilniaus gatve, nepaleidžia. Vilniaus gatve, užšlifuotos Vilniaus gatve, neparduosiu. Vilniaus gatve, mane lenkia. Vilniaus gatve, nepaleidžia. Vilniaus gatve, užšlifuotos Vilniaus gatve, neparduosiu. Street punko atgimimą žanrą padaro jau nuolatinių pankroko ekosistemos nariu, o ne kažkokia muziejinė praeitos eros fosilija. Ir kaimyninėje Lenkijoje iš Ščecine 95 susibūrė The Analogs, street punkas /oi įtvirtina ir Lenkijoje. Grupės lyderis už organizuotą nusikalstamumą kalėjime sėdėjęs Pavel Ščekala, atlikęs bausmę ir išėjęs į laisvę, atsisakė svaigalų ir norėjo savo gyvenimą sieti su muzika. Taip jo kūryba atėjo žiauriai daug gatvės autentikos, kuri rezonavo su publika. Ir nors iš pradžių, kaip ir šiam 69, karjerą jie pradėjo būdami apolitiški, bet patys imdami susidurti su neonacijų išpoliais, ėmė atvirais dainų tekstais pasisakinėti prieš fašizmą ir rasizmą. Ir taip apjungė tiek punkus, tiek ir nepiktybinius kinus. Ta oi jau dabar perkodami kaip ne tik bendrystę skatinanti, bet jau kaip ir judėjimą, kuris turi ir vertybinę poziciją. Tai kviečiu pasiklausyti The Analogs gabalo Džidžiaki atakuice policija, super gabalas ir prieš fašius, ir prieš valdžią vienu metu. Nie znam nikogo, nie wierzę w nic. Pytasz dlaczego to głupi trik. 1000 kart zdradzone muszę nienawidzieć. Pamiętam krzywdę, jedno chcę widzieć. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich wrogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich wrogów. Ukryci za tarczami, gotowi atakować. Czekają na komendę, zaczną maszerować. Przeciwko ich bokom i miotaczą gazą. Butelki z benzyną, kamienie z prochu. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Zapłoną serca, każdy policjant to jebany morderca. Nie wierz w ich uśmiech i zapewnienia, pręgi od pałek i przesłuchania. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Dzieciaki rozciągnięte na asfalcie, sami oddolone blaskiem, ogłuszone syrenami. Jak długo jeszcze po koncercie czy meczu będą weptane twoje prawa, człowieku? Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów. Pełne dumy, nienawidzące wrogów. Dzieciaki niewierzące faszystowskich bogów.
Apibendrinant, pankroko kelias yra muzikos, kurią reikėjo išsikovoti istoriją. Ir nors lengvai bondina žmonės iš skirtingų kultūrų per bendrus vargus, traukia ir skinus, kuriuos Nacionalinis frontas tiesiog išnaudojo sušikdamas visą originalią jų judėjimo reikšmę. Ir tam nereikėjo net pervėlioti ir visų skinų, užteko tiesiog, kad tie pervėlioti skinai būtų labiau matomi. Ir čia politinis pankroko angažuotumas pasitarnavo fašizmą labai aiškiai tiek savo, tiek ir visiems kitiem, įvardinant kaip priešą. Tuo pačiu, kad būti panku nebuvo tiesiog nebūti skinu. Pankas nebuvo tuščia viduris, tu nebuvai tiesiog prieš viską, tu buvai ir už kažką. Tu pasisakei už moterų teisės, tu pasisakei už lygybę, tu pasisakei už tai, kad tu gali kritikuoti valdžią, kai kažkas tenais yra netvarkoj, ir tu pasisakei už tai, kad gal nėra vieno varianto gyventi visiems. O grįžtant prie to labai ilgo ir komplikuoto įvado dėl metalo, jis šiandien irgi nėra vakume. Tos metalo atšakos kaip blekas, kurios sąmoningai kultivuoja buvimą edgy vardant buvimą edgy visom įmanomom priemonėm, kartais ir svastikas pasiimant, lygiai kaip kad ir Sex Pistols su Maike su Vivienne Westwood, kartu pridengia ir kraudą, kuris gal visai ir norėtų, kad koncentracijos stovykla sugrįžtų. Festivalių ar radio laidų politiškumas tokiai terpiai yra leidimas sceną apibrėžti kažkam kitam iš išorės ir tas iš išorės gali turėti labai aiškiai ir konkrečią politinę agendą. Tuo labiau, kad yra ir tokios atšakos kaip National Socialist Blackas, kuris atvirai deklaruoja visus neonacių šūdus, o per didelę toleranciją tokiem dalykam vesti tos pačios istorijos kartojimo, kaip ir buvo su Oi. Ypač dabar, kai nereikia skinų rekrūtinti po fulės rungtynių, nes yra tiktokas, o ir patys nacijai dabar gal net ir neatrodys kaip skinai. O dabar, kai comebackina patriotinis jaunimas su Lietuva lietuviams plakatais ir šūkiais, gal jau visai ir laikas būtų tvirtesniai pozicijai prieš. O laidą baigiant, norėčiau skirti dainą visiems baltams, kurių išlikimui grėsmę kelia Bolto kurjeriai. Gero klausimo. Ate. What can anybody do about it? Fight them, basically. But how do you mean fight them? We'd say that the ideas that they put forward outside football grounds, on working class estates, have to be combated politically, but also that they've got a physical agenda, and that has to be met physically as well. People have to defend themselves against the fascists. They can't just turn the other cheek. With the utmost force. For once we'd agree with him, waving placards and chanting at fascists through megaphone